Žinot, kas čia per metalinis daiktas? Žinot, kas čia per košė? Sudegė vafliai. Čia yra vaflių karalienė. Čia yra vafliais. Sudegė, kaip Robertas pirmas jį pamatė. Nu, bet čia šokoladiniai. Čin. Mes artėjom prie savo virtuvės, dabar čia jau pusiaukeliai. Maišiau virtuvėj. Ai, maišiai virtuviai, tai va, jau artėjom prie virtuvės. Tu pagalvok, ant kiek atėjo mane iš ano galo namą iki to. Tai galbūt, kad greitai ir kraustysimės čia, nes jau turim salavą. Turim tualetą. Čikaną. Vilė, tai yra sala, apie kurią svajojai? Žemoka. Žemoka? Prailginsiu porą kojų, prisuksiu ilgesnių. Buvau biškai primiršęs kamerą, tai... Ačiū tiem žmonėms, kurie... Oi, persistingiu biškai, ne? Kurie anksčiau laiko parašo pasiūlymus, kur ką galėčiau nusipirkti. Arba pasidairyti. Varom toliau, ne? Man labiau patinka su plasmasė tie ankeriukai visi. Bet čia nelabai noris naudoti. Ko čia taip skersuojas, ką? Eina šik, kokia mažutė skrusdelė. Ko mašinėse tuščia viduriai blokeliai, tai kad dažnas varžtas tiesiog kažkur į varškę įlenda, bet šiuo atveju tai žiauriniškai gerai prisiveržia. Profilis taip, nu toks, tikrai jaučias, kad prisitvirtino. Robertai, užsidegs tau plevelę čia nuo krosnelės. Nu, net pati va traukės prie šilumos, kaip nori prilipti. Tai bet nesilydo, čia nėra tokių karščių. Nors jinai kūrenas tikrai pilnu pajėgumu. Bet iš bėdos įsivaizduojat, su 4 kW šitą mažulę krosnulę įmanoma prišildyti 100 su virš kvadratų namus. Aišku, A++ klasės. Aš su mielu noru ir B klasės namą statyčiau. Bet esame priversti kitaip daryti, tai... Oi, A++ klasė negali būti židiniogi. Gali būti židinys, tik jis turi orą paimti iš lauko. Jeigu šitas daiktas neimtų oro iš lauko, tai aš būčiau už 500 pastatęs krosnelę. Ir man užtektų jos. Bet ne, mes turim brangesnius daiktus statyti, nes mums reikia atitikti kažkokią nesąmonę. Nežinau, kiek valandų, gal kokias 4, bet jau patinka vakarai, jau vis šviesesnį daro šitoj svetainiai ir virtuviai. Beje, va, mes taip gyvenam, pastovi langai atidaryti. Nes kitaip tas namas bus pritusęs, jeigu lango neatsidarysi, nes iškart pasijaučia. Pavyzdžiui, vaflius va dabar kepia, tai... Tai, kaip sakant, ventiliacijos būtinai reikia. Labai reikia ventiliacijos. Tai Vilė man palaikė šitą lapą. Ir apsibrėžiau čia va tiksliai šitą liniją. Imam družbą ir varom. Šitas raudonas gipsas yra belė kokio tvirtumo. Tai yra tvirčiausia, ką esu naudojęs šiuose statybose iš gipso. Atsidaro duris, sakau. Ir galiu užeiti. Jau viskas, gipsas be plaukų. Ai, karamba. Gipsas be plaukų jau nebegali apsieiti, visur plaukai. Kur tik pjausti, gipse plaukai. Gerai, o dabar nesulaužius, reikia kažkaip įdėti į savo vietą. Nu, puikiai, iš pirmo karto pataikiau. Aišku, tarpelį gal šiek tiek didesnį reikėjo daryti, nes rekomenduoja 5 mm palikti tarpą. Bet čia dar reiks aliuminio profiliuką aplinkui įdėti. Priglaistyti. Tai iš vis bus mažytis tas tarpas, bet jau geriau prasididinsiu, negu per daug jo čia bus. Žinote ką? Radau per visas statybas 4 gipsinius į metalą varžtus. 2 iš jų panaudojau jau. Ir labai jau stabiliai laikos. Pelė kaip stabiliai. Ir jau man patinka. Jau realiai mūsų židinukas matosi, kokios formos bus. Nu,
Dar vieną lapą prisuku ir viskas, ir baigta, galim kurti. Čia uždarom viską, o dūmai susiras, kur eit. Kam čia tas pajungims, nu? Vis tiek, nu, jie neis kažkur ten, jeigu užsandarins. Jie eis čia, tiesiai kaminą. Nu, taigi jie protingi yra. Dūmai visada nori į lauką išeiti, tikrai viduj netupės. Tai va, o kamino trauka nežmoniška yra. Kaip sakant, aš jaučiu, taip ir padarysiu. Juokauju, žinoma. Iš tikrųjų, tai dar čia metaliniai profiliais susikarpyti reiks čia prisukti. Vienu žodžiu, čia dar projektas bus. Čia tiesiog, kad save palinksmint, prisukau šitą plokštę. Na ir šiaip pažiūrėsiu, ar man patinka. Šiaip labai patinka. Jau stojasi nuo šito. Ui, kaip stojasi. Ten parduotuviai siūlė man kažkokias plokštės. Tai aš paimsiu, čia va karščiausia vieta bus šita. Čia va, šita vieta karščiausia. Nupirksiu vatos su folija. Tai va čia priklijuosiu vatos. Na nežinau, ar priklijuosiu, gal tiesiog uždėsiu ir viskas, ne? Nu gal ir priklijuosim. Ir čia va vatos priklijuosim. Ir viskas. Ir čia yra pačios karščiausios vietos. O čia jau nesvarbu. Čia bus maksimum koks 5 laipsnių. Tai, kaip sakant, kam čia investuoti į kažkokį dalyką, geriau užšinsis pečius, daugiau šilumos atiduos. Pas vieną pažįstamą židinį ėjau kamino valyti, tai pro tas grotelės čia pačioj biškį pažiūrėjau, čia viršui grotelės pažiūrėjau, kaip ten viduj dedas, tai viskas buvo išklijuota su ta aliuminė folija ir vata. Tai aš nematau prasmės izoliuoti viską tiek, kad šiluma eitų tik tais pro groteles. Tai jeigu čia malkų jokių nepridėsi, tai ir niekas čia nedegs. Jau dabar įkišau profiliais ten belė kaip. Tam profilyje laikos taip stabiliai, kad net dar 3 metrų galas išlindęs laikosi. Čia reiks su žirklėm įkirpti, nulenkti. Na va, maketą pasidariau. Reik dabar prisidaryti tokių štampovkių. Nusijimti ir, ką aš žinau, kas pusę metrą kokį. Nu, 1, 2, nu dar 6 viršui. Tokio sklandaus ir linksmo darbo nesu turėjęs per šios statybas su šito daiktu. Tiesiog žirklėm. Taip gražiai susikarpė man tie šablonai. Pasaka. Niekada daugiau gyvenime nebenorėsiu pjaustyti su bulgarkė profiliu. Tik su žirklėm. Nes jokio triukšmo, jokių dulkių, žiežirbų. O svarbiausia, jokios smarvės. Mano paničkas parėjo namo ir sako, vau, kas čia nutiko? Bet čia viskas laikinai susukta. Ant snarlių? Taip, ant snarlių. Čia yra sunaudoti dabar 4 varžtai. O tai paskiau kaip čia? Realiai, jeigu čia laukia būtų viskas, tai čia vėjas papūsta ir išgriūta. Žinok, jis man patink. Patink? Kaip va šitą pusę, žiūrėk. Nu, aš žiauriai. Labai. Tai va aš tą maketą norėjau padaryti, pažiūrėti, ar patiks. Nu, man žinok, jis patink. Ir kas visai gerai yra, tai kad čia yra 1,10 m, o gipso lapas yra 1,20 m. Tai visas sveikas lapas įsistatys iki aukštesnio profilio, nes ten darysiu dar apsauginę senelę nuo lubų, kad šiluma neitų visiškai per gipsą į lubas. Tai bus čia dar viena apsauginė, sluoksnis, kuris čia bus grotelės išleistų orui. Ten irgi turėtų būti pagal viską išleistų orui, bet nežinau, kaip ten bus. Ir, blema, man patinka. Ir sueis visi tie 2 lapai gipso čia. Ką manai? A verta daryti čia man toliau? Labai. Aš galiu pasakyti tik tiek, kad man patinka Vilė. Gal kažkiek norėtus kokį 10 cm ilgesniojo, bet šiaip tai jaučiu, kad ne. Ką tu manai? Dar dekor susidės. Dar dekor susidės. Čia grotelės įsimes. Ten grotelės įsimes. Ir bus belekai. Nors dar šitą plokštę nusipjaus. Bendra investicija su židinio kapsulė ir gipsu ir profiliais
gaunasi štuka. Dar su parvežimu, nu tai štukė 300. Dar kaminą paskaičiuok. Ai, dar kaminas, tai štukė 400. Ir dar. Jaučiu koks 1500 gausi su viskuom. Aišku, jeigu dar betoninį kaminą paskaičiuoti su tą visą keramiką, tai gausis visi 2 štukai eurų. Tai va tiek būtų mums likę, jeigu būtumėm čia palikę tiesiog sieną. Būtumėm už tos 2 štukas eurų nuvarę į Egiptą arba Turkiją. Dabar man met Turkija. Viskas įskaičiuota po 400-500. Man 360 išmetė Egiptą. A jo, mačiau irgi. 36. 5. Toks. O tu norėjai Egiptą? Ką? Nori? O į Turkiją? Nu, šaunuolė. Mes vis dar čia stovim ir grožimės. Blemba, kaip patinka. Aptinkuosimės tuo mikrocementu, tai čia bus iš vis ledas. Bus pasakėlė. Pasakaitė čia bus. Jau iškart toks grynas namų jaukumas darosi. Išskyrus vėl čia tą šiukšlyną, čia tos malkas. Bet čia yra gyvenimas. Čia yra gyvenimas. Nu, praspardai ir gerai. Viskas, šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėt. Jeigu iki čia pažiūrėt, paskaičyt. Ekiuką. 19 pritraukia. Oi, nu, savo, kaip šiltai gyvenam. Iki. Iki.